rytas, miško gyventojai. Nieko nesimato. Jau rytas. Va kaip rytas. Pabudome ir kelkimės. Ilgai miegojom iki 9:30 šiandien. Nesuprantu, kas čia buvo. Dar neatsižiaujam. Nu ką, namelį apžvalgam. Yra va tokios skylės. Tai per jas į biškį šaltis. Nu naktį tik 10 šilumos tai buvo, gal dėl to. Jeigu ką, reikėtų pasitiesti kokį platesnį. Nu erdvės daug, jį prišildyti sudėtinga. Nenoriu keltis dar. Šiltą miegmaišį gerą. Oi. Labas rytas, pelkė. Išbandytas namelis. Čia visur pelkė, tai tokia drėgmė, bet šilta laukia. Pradėsime 9 rytą. 9 dieną, 9 rytą. Jau į pabaigą tos dienos. Labai gražu, labai ramu, tylu. Naktį tik kėlėmės į tualetą pasisioti, nes arbatos išgėrėm, ar alus ar arbata vis tiek varo į tualetą. Einam pasižiūrėsim, kas šiandienas prie to ežerėlio. O maga, žydi tie pukučiai visi gražu. Visur čia va yra sužymėta takas, eina pažintinis takas. Vakar ant žemėlapio suskaičiavau, čia ar 6 ar 5 tie ežeriukai ir visus gali kažkaip apeit, prieit prie jų visų pažintinių takų. Visur rodyklės kažkaip šlapiau šiandien. Visur va vingiuoja takai. Į tą pusę, į tą pusę. Jau geriau. Akis atsimerkite. Keliausime toliau. Va šitie žydai. Oi, toms nirmatas. Oi, kvepia jie. Kiti jau nužydėjo. Ir kiti dar tik žydės. Tomas prausėsi po dušu. Ar tu mėgi palapiniai, ar tu mėgi namelį, vis tiek reik daiktus susidėti. Tomas jau pakuojasi, aš einu kaist kavos. Šiandien šeštadienis, taip noriu patingėti. Bet čia faina tokia vieta, visur pelkės ir čia vidury tų pelkių kalniuks. Ir tą kalniuką va taip gražiai išnaudoja. Tiesiog padarė stovyklavietės. Per tvarką, kava nedaryta, vanduo užvirė, tom cilindai, hamaką. Pradėjo kavą daryti, sako, aš padarysiu. Ai, tai nerandu cukraus, nerandu to, tu viską, sako, žinai, tu ir daryk. Nu ir darau. Taip apmelavo dabar viską, melagė. Sako, eik palik, aš viską padarysiu, tuoj baigiau, tuoj padarysiu. Nieks tavęs negirdi ten. Viskas tavo arbata paskutinė. Turėsiu užtekti 2 dienos belik. Pusryčiam bus paprastai, sumuštiniai, neprastai. Sumuštinius darysim vėl su pumpeliu ir šoninės dar turiu. Taip ta duona, žiūrėk, susispaudę visai. Sviestas nesitep net kaip šalta. Nu nedėjok vasarą. O, joninės jau greitai. Dar uždėsim po 2 sūrius, bus sūrainičiai. Reikia tik tai, žinai, ant laužo juos pašildyti. Tokie bus, va. Gražūs sumuštiniai. Valgom pusryčius. Atsirėmė.
Čia irgi, jeigu viskas gerai, tai kažkas vis tiek trūkums vienas bus. Vieta gera. Nei stalas yra. Namelis yra. Aš sakau, gal čia dėl to stalo nėra, kad čia nevažiuotų piknikautojai, tie gerikai. Nu, sėdint suolutų ir kažkaip. Nežinau, stalas yra, bet jisai iš ir patogus ir nepatogus to pačiame to. Jis gamint patogus, gal No. tik šašlykam kepti, daugiau valgai rankui, viską pasiima, žinai. Ne, bet šiaip tai faina vieta. Šitos uogos pelkinės čia auga. Geras. Dar žalios. Neprinokę. Kava išgerta, o kas nori tvarkytis, nieks nenori tvarkytis. Lyg ir lietus vaikšta, bet nelyja. Saulė lenda, lyg nelenda. Čia orų prognozė, kaip sakau, neprognozuojama. Matėm praėję keli žmonės su šuniukais, dviratininką, tai vadinas čia lankoma vieta. Nenoriu minti. Nenoriu. Nenoriu namo. Nenoriu minti. Sakiau, kad va tas va gyvena kurtinys, tetervinas. Čia ežerėlis, čia dar tokia yra. Gal vakar rodžiau. Ir va, mes esam čia prie to va namelė. Tai va čia va yra, mes jau čia va taip atvažiavom pro čia. Tai yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ežeriukai, dar 8 yra. Ir yra va raudona ta hiking trail va. Vat yra hiking kažkas, ateina su kuprinėm. Hello. Praėję, ką tik tais hikintojai einu pažiūrėti. Čia yra medinis takas į pelkę. Nu šitą kelionę visur būsim nakvoję. Ir prie jūros, ir prie pelkės. Ir prie upės, ir prie ežero. Ir miške, ir ant kalno. Visur. Einu, pamatykim. Čia visur vieni takai. Va, eik, tu kaip gražu. Yra va viskas sužymėta, raudona, geltona, visi medžiai, kad nepasiklystų dundukai. Va, tas takas medinis. O, maga, kokia ilgi. Bele ką. Ten jie ir eina. Va, uždėtos grotelės, kad nebūtų slidu. Ir gali va dairytis po pelkę. Nu, čia tokia kaip mūsų mūšos. Kaip čia nepasivaikščios. Reikia pasivaikščioti. Baigiam jau susirinkti daiktus. Tomas sakė, šiandien tokia diena. Šiaip jau mūsų dienos viskas jau grįžimas. Tai realiai tik minsim, sustosim. Jeigu pakeliui kažką pamatysim, tik tokiu atveju sustosim pasižiūrėti. O taip tais objektų neturim lankytinų. Šią naktį turėtumėm nakvoti prie upės, o dar kitą naktį prie jūros ir tada jau nuo jūros jau visų hodų namo. Nu, ne namo iki mašinos nebeisiu, ten va vinguriuoju iki pat galo. Tai vakar, kai mes buvom į pirmą takelį sukę, matyti, čia va galėjo taip tiesiai atvažiuoti tuo taku. Nu, Latvijos pelkes matėm, Lietuvos irgi, nors dar Lietuvoje ne visas. Tai va, ir Estijai pabuvom vienoj pelkiai. Nu, irgi labai įdomus nuotykis. Tai jau pradėsim 9 dieną su tokiu apsiniaukusiu dangum. Man tai šalta šiandien. Nors rodo, kad 16 bus. Noriu vasaros jau. Niek, ateis ta vasara, kai mes grįšim. Dar ateina turistų. Nešam išmesti šiukšles. Ačiū tau stovyklavietė. Saulė, išlysk. Duok mum dar vieną žavę dieną. Jau 1:30. Niekas šiandien daug nebus, kur pralėksim greitai. Pralėksim. Skelbiu 9 dieną pradėta. Ai. Tikra pelkė. Iš karto šilčiau pasidarė.
prasilenkiam. Pakilusi kalniuką, iškart šilta. Išlindusi į kelią, matosi orų prognozė. Šiandien bus jos daugiau. Matau juodus debesis ir 5 lašus krintančius. Vėjas kol kas mum palankus. Žiūrėsim, kaip bus toliau. Šeštadienis gal bus mašinų mažiau, o gal atvirkščiai. Pasukom į tokį ramesnį kelią, gavom 10 lašų lietaus, kuris išlapina akinius. Vėjas mums šoninis, bet toks ne visai palankus, tai tiek žinių. Ir nebelika lentos nieka, ne? Važiuojam, žiūrėjai, dvarą kaip privažiavom. Gražus toks visai. Jau virėja girdi, žiūri per langą, kur mes čia varom. Ten mergytė. Estijos keliais riedam tyliai, širdis pilnos aistros. Daiva mina vėjas plaukus, Tomas mina juokas šalia prieki nuotykiai. Už nugarį kelias prasideda diena graži. Vasaros ratas, kelionė puikiai, sukasi ratai per Estiją. Tulikas, estiškai malūnas vėjo. Tus apžėlės, bet įdomus toks dizainas. Šiaip panašus žagariai pas mum yra. Čia gal dar gyven kažkas. Negyvenama. Gal vat namukai. Apleistas malūnas prie kelio. Dar žiekšnuota viską. Stalai apvalūs. Oi. Galima eiti. Tulikas apleistas. Stalai viduj sudėti. Visą peisiu. Kažkas tvarkyta lygi. Ką ten darai? Tu gibėjai aukščiai. Toks gražus yra apleistas, ne? Bet čia visą kavinę, skaityk, čia negi čia gyvent, čia gali nupirkti ir gyvent, skaityk tokiam. Ką čia veiks, žinai? Apžiūrėta, apleista kavinė malūnė. Viduj matos visą įrangą, grindis, viskas tvarkoj, užrakinta, gražiai, viskas tvarkingai. Tik tiek, kad nebeveikianti, nors šitas kelias gal labai yra nelankytinų objektų kelias. Nu tiesiog nėra didelių miestelių. Au, matau. Ir tiesiog neįsilaikė. 20 lašų, tai užsidedam lietpaltį. Iškart geriau. Maišo žmogus. Rieda per Estiją zigzagais. Prieš vėją, nu nėra to lietaus, bet nenoriu, kad labai sušloptų tos mano švarkelis. Kas yra? Tai gerai. Pamynėm 2 metrus ir nusimam, nes nustoja lyt, o karšta. Nu, aš taip galvoju, dėdė, žinai, nu vėliau. Nes matai, kad pavėjui da nieka. Į nebely. Silpnėjai, visą žiūrį nebelikai. Kurį laiką minam tokiu vingiuotu keliu. Vieną kitą trobelę, sodybėlę, nieko lankytina. Kairiai lietus, dešiniai šviesiau.
O prieky vėjas. A mes prieš vėją. Jau pavargau. Toms pamatė žodį surekyvi ir iškart žiūr, kas tas yra. Ant dviračių taks ved, ten ved. Mes kažkokiais velo keliais važiuojam. Neaiškiais. Tomje. Tomje. Tas ženklas geras. Seniukai eina per kelią atsargiai. Tokie įdomus namai, ne? Degalinė. O įsipilti degalų. Koksas. Pietų pertrauka. Mini stopas, pietų pertrauka. Vėl nieką nepirkom. 17 eurų. Pirkom ką? 2 vandens pirkom. Aš pasiėmiau Cezario salotų, Tomas pasiėmė bulkutę seną, ledą su 3 mergom, seną burgerį, 2 Coca-Colas, riešutukai Bounty. Norėjau juodą šokoladą, čia plytelė šokoladą, 2,99, 4 eurai, kiti, žinai, biš didesni, tie pūsti visi, 5 eurai šokoladai. Nu, čia dar reik susimeistrauti pačiam, nem. Cezario salotos pasidaryk pat. Kratykis duona. Traški. Šakutė juokinga. Reik ragauti. Da, koks 5 kilų mums. Eik sau. Kai sraigės. Prieš vėją. Gana vėsus ors man. Oi, net ir tą užsidėjau. Kaip šalta pasidarė. Varom. Minam. Net pirštai šalt pradėję, mes važiuojam į lietų. Taip gerai užsibarikadavau. Į lietus pradėt lyti, reiks negi vilktis lietpaltį da. Taip geriau bus. Ir šilčiau. Nieks nesakė, kad to lietaus čia bus. Išlinda saulė. Su lietum. Kiek čia vailyje. Kol apsirengiam ir sušilom. Lyja. Nieko nepadarysi. Minam lietuje. Viskas būtų tvarko, jeigu ne prieš vėją. Lyg. Neš pieną namo. Jūs atitvars. Gerai atrodo. Daugiausia, ką mums vėjo užduoti. Vieni patys, nei mašinų, nei žmonių. Keista. Tamsu, šalta, nesupranta. Nei kiek valandų, nei kur esam. Faktas, kada iki miega vietos mums toli. Bet lietus nustoja. Bet minam prieš vėją, niekaip negalim pasisukti. Nelaukia namai mūsų. Nieka, mes jau esam stipresni nei tas vėjas. Mynėm ir primynėm miestą, miestelį ar kaimo pavadinimo nežinau. Neklausinėkit. Dvaras, va koks. Šiandien dvarų diena, tai apleistų, tai neapleistų. Mažą atkarpėlę pasisukom link kitą kelią, tai biškį gaunam pavėjui.
Bet neilgam, to įsuksimės vėl prieš vėją. Mūsų maršrutas taip vingiuoja gražiais gyvatėlės tipo Estijos keliais, bet mes vingiuojam vėl juodus debesis. Noriu šilumos. Nu kaip aš dabar važiuodama galvoju, vis tiek mes jau tikrai didelę dalį Estijos išmakalavom. Aišku, ten didieji miestai gal ir yra, bet kad ten Tartu, Parnu, Talinas. Bet pastebėjau vieną dalyką, kad pas juos Estijoje, kaip ir Lietuvoje, tokių didelių dvarų kaip Latvijoje nėra. Negi Latvijoje daugiau tų visokių ponų buvo, kurie turtingesni ir labai mėga tos visus rūmus. Latvijoje kiekvieną kampą dvarsda. Lietuvoje jau tokie skurdus. O čia irgi tokie paprastesni, mažesni. Yra likę atrestauruoti kiti, bet labai kuklus. Kaip ir bažnyčios. Mažytės net nesimato, kad ten bažnyčia. Ir kad kelionė nebūtų per daug nuobodi, gabalėlis žvyriaus, gal ir daugiau nei gabalėlis. Labai geras. Baigiam atvažiuoti į debesis juodus. Tomas mane liūdina, nes sakė dar tik pusę kelio, o jau valandų daug. Tai mes šiandien stovyklavietę pasieksim labai vėlai. Stop. Tai karšta, tai šalta. Aš visą prakaitę. Tomas irgi susigundė maistą. Tai kur jūs važiuoja? Tam yra gerai stotelės. Čia gera tokia užtverta. Aha. Mes sušilę. Man visą nugarą šlapia. Visi plaukai šlapia mano. Nu, prakaitą. Gerai turėti savo šlamštainį. Bandelę. Saulė išlinda į vakarą pusę. Jau taip pasidarė man su tuo storu megztiniu karšta net. Visą prakaitę tiesiog dust pradėjau, tai sustojau. Užkandom savo likučių. Dabar galim biškiau min. Ir vėjas pastebėjom, pasisuka link mūsų palankios krypties. Mums dar labai daug, apie 45 km. Dar reikės sustoti parduotuvę, kažką nusipirkti. Riedam su saulute. Kaip visai kitą dieną būtų. Debesis, baltučiai, vėjas palankus, nusiaubas. Visiškai kaip kitoj vietoj būtumėm. Vasaros ratas, kelionė puikiai, sukasi ratai. Per Estiją riedam mums linksma kartu, nebaisus nei vėjas, nei lietus. Tai minama vasaros ratas, riedam linksmai, Daiva ir Tomas laimingi keliai. Geri tokie medžiai dideli. Ąžuolai. Šiandien mums tai tokia ilga diena, jums tai greitai čia prasižiūrėję. O aš tik tai filmuoju karves, baltas, rudas, margas, bėgančias, arkliukus, didelius, mažus. Atvarėm dabar iki kaimo, bandysim žiūrėti, ar čia yra Pardė ir pasižiūrėti, kiek mums liko iki stovyklavietės. Jeigu Pardė bus, tada suksim į Pardė, jeigu ne, tada savo keliais be maisto būsim. Nu, Toms tai padarė maršrutą, važiuojam vieni patys, vieni. Gal šiandien ir taip, kad šeštadienis, žmonės sulindę į savo trobą, sėdi, kaminukai rūksta, šildosi, teliko žiūri. O mes minam, nes mes taip norim, nes mums patinka minti. Pats minimas yra smagus, ne Joniškio rajone, aišku. Apsiprekinau, vėl 27 eurai, nėra ko valgyti. Apsipirkom maistelio, bulkelių, jogurtukų. Pasižiūrėsim, ar norėsim gaminti ar ne. Makaronų paėmiau, gal košės įsivirsim. Ir dabar 7:30, a mum dar apie 30 km. Sakau, tam galėjom kad geriau dešrelę laužyti, pasiimti. Nu, bet tada tokias neskanios buvo, aš nežinau, kokios ten.
Kitas pačiai. Parnų jogi. Oho, čia kokia ta jogi. Nemenka ta jogi. Pavargau. 100 jau numynėm, bet dar ne pabaiga. Nebėra jėgų visai. Akyse net tamst. Atsikvėpia. Estija patogi vien dėl to, kad yra šitie nakvynės vietos. Aišku, gali ir bukintis viską, nuomotis ten nuo vieno taško, bet vis tiek tu priklausoms nuo miestų, miestelių. Net Estijoje yra šitie faini ramakatai, va mes ir judam nuo vieno miega vietos iki kitos miega vietos, kad tiesiog būtų patogu nakvoti. Taip ir dėlioji maršrutą. Šiandien kelsi labai fains, nei mašinų, nei judrumo tokia didelė ir vaizdingas. Aišku, ten objektų nėra, bet kaip aš sakau, keliautojų nuo tašką A iki tašką B svajonė, kada mašinas nezis, nieks nesimaišo po ratais. Labai gerai. Tai dabar minam šalia Parnų upės. Mes jau ir nakvosim netoli Parnų, bet ten miškuose visokių vingiuoj kels kaip ir upė. Vingiuot, kalniuks, pakalnė, vingis. Biški tie krūmai ir vėja užstoj, bet upės nematom. Gyvybės matom biški. Sportininkų vakarinių. Visi apsirūpinę malkytėm. O Dieve, čia varyk. Per lingų tiltą, eik tu savo, ką linguoji jisai. Toks persisukęs biškiai, gal nenulūš. Gal vienu metu neįkim, čia žinok baisu. Sakė, eit man, einu. Jis bijoja, kad aš jo neišjudinčiau. Nestabilus, šiaip negalis, čia viskas gerai, trosai viskas yra normaliai. Toks liama. Iš pusiausvyros atrodo gali švesti. Kiek čia samanų po ąžuolų. Galva apsisuka. O mums čia tikrai tuo reikėjo? Turbūt nepasiklydam. Jau nebetolė, ne? Rodo dar apie 5 km iki miegų vietos. Jogi. Prie tos jogi turėtumėm mėgoti kažkur. Minam ir niekaip negalim priminti, jau tą upę atmynėm, bet dar prie stovyklavietės niekaip nepriartėjom. Nu, tikimės, kad ten bus laisvų vietų, nes oras šaltas. Namelis. Labas. Mes tai tik ilgam savaitgaliui iš Parnų pradėjom, o čia Estija. O iš kokio krašto esat? Mes iš Vilniaus. Sostinės. Iš kitą galą, iš Joniškio. Mes iš Joniškio, jo. Ten, man atrodo, yra 2 kemperiai, Aha. bet jie nesinaudoja staliukų. O tokių namelių nebėra daugiau. Čia tolets, ar ne? Ne, čia Ne, namelis. ai, Čia namelis, čia gali, jo, čia galima miegoti. Jo. Nu, labai mažas, tai mes Aha. pasistatėm. Jo. Namukas, bet kai jau atvažiavam jau buvo ta estetika. Jo, tai viskas, kaip sako, kas pirms, to ir Jo. nepadarysi čia. Visos vietos užimtos arba negražios. Ieškom. Dar varysim į kitą pusę. Jeigu ten nebus, tai stosim bele kur. Toks paupys negražus, lapuočiai. Nepatinka man lapuočių miškas. Tai jaučiu ir ta vieta nepatiks. Bet ką darysi, kaip jau bebūtų, nebegrįšiu. Kaip čia šlapia.
Einas. Atvažiavo. Baigta. Sakau, per sraigę užvažiavai. Nesaka. Sodinės tas lotas lūžo. Kelionė baigta. Dar tokiai pelkiai. Tualetas, malkos. O, jau žavė, tai čia. Stalas. Gal jisai giliai ten žiūri lūžą. Kaip tau lūžai? Tai Čia tas ta vieta. ką arkliukai mūsų 1000 neįveikė. Labai blogai. Labai. Kaip čia šlapia, siaubas. Čia ir mažutė upytė. Šiandien lengvesnė diena. Tai kiek kilometrų pramynėm? 130 jaučiu. Lengvesnė diena. Man jau akis aptėmė. Nieką nebenoriu. Šlapia čia žemė. Nurodė, kiek čia tų kilometrų turi. Sėdinkotis, aišku, velnė, kad čia būtum kokiam didelė mieste šalia. Nu, Parnų netoli. 127. Nei daug, nei mažai. Čia jau daug. Baigiam. 9 dieną. Skambinsim Nedui, kad atvažiuotų parvežti. A, čia gal sausiau. Kur čia tą palapinę galima statyti? Čia yra tualetas. Malkų. Oi, koks čia tualetas prabangus. Po senais medžiais. Nu, tokia vieta pusė velnė. Tikais laikos. Nu, da laik. Pažiūrėsiu, gal išeis atleidus da įmauti giliau. Pagalį kokį kalti negalima. Nu, į pagalį gal irgi galvosiu kalti. Čia kažką galvosiu būt, kada traukti iki namų tiesiog. Lyt kokį pagalį da iki išbėtas. Pagalis čia, žinai, nu kažkiek prilaikys trumpam. Aš esu įbiš sudirbęs, kažkada man buvo pasisukus taip nukritimą sėdynį, aš netveržęs, atitiesinau, mačiau, kad čia bištas jau buvo atšaukęs ir o čia yra apkrova didžiulė jam. Tai va, atgyvena, teks jau šitą daiktą, teks jau kitą keis, nieko čia baisus, nusipirksi kitą, bet tik taip, Bet kaip parvažiuoti? tavo parvažiuot svarbiausia. Va čia važiuoja kažkokie tremti tiesus metrai. Palapinė bus čia. Labai drėgna žemė visur. Kaip čia nuvalyta teritorija. Noriu iš tikrųjų į palapinę ir viskas gulti. Nu, pasistatyk. Kur aš čia grandžių nebematau. Čia kažkur. Statykis. Negi man reikės statyti. Veiki. Man darbė. Darbelis, ana. Meistrelis per plonai nepadaryk. Su žemesnė, aišku, blogai mintį, bet nu ką darysi. Beveik sutaisyta. Da, tokia, tai nieks nebus man. So, ir. Volsi savi nesulysta. O, tiek va žemiau. Ta darbelė turi matytis, kur lūžis. Nebandyk parpuot. Suremontavo.
tau liks poliukus įdėti. Kaip tą apdegint, reikia matai tą medį. Namą turim, sodinės taisyta. Einu maut. Aš noriu pabandyti, kaip čia skalda. Taip padėt kažkaip. Laikykis. O. Gerai. Nu. Greičiau iš tų uodų lekiam. Visai gerai skalda. Įdomiai. Sausos tos malkos gerai čia užsidegs greitai. Mano darbas pripildyti bačioką. Varau. Nes iš tos pusės tenai stovyklavietės užimtos, kur su maudykle. Bet tai biški pasisemsim, nusipilsim su to vandeniu. Nebėr jau kada čia maugdytis, jau reikia eit gulti, dar nevalgė. Taip jau būn, kaip pripasakoja Tomska, lengvesnė diena. Jaučiu užteks. Reikia kažkaip bandyti. Aš tai laikyk tiesiog, aš laikau irgi. Paleisk tai tik. Ne, tai tai irgi laikyk tiesiog, kad... Su visom gėlytėm priroviau. Kiek čia uodų. Vuolis paruoštas meškos. Turim tokį didelį stalą, o negalim virti ant stalo, nes vėjas pučia. Virsim ant žemės. Man visą kaktą suėdė, va, guzai. Čia jau verda. Dūmai eina pavėsinę. Verdam košę ant žemės. Uodų milijonai. Išbaidė mumis lietus. Drėpsim dar iki laimės pilnos. Paragaukim. Kažkokią jau balinę. Konservai neskanus.
Paragauk. Papūsk. Papūsk, sakau. Ne, konservai šūdas. Bet brangus, 3 eurai. Čia 3 eurų įtariu pas jo, žinok, Čia 5 turbūt. Nu jo. Nurima biškai vėjas. Lietus užėjo, nebespėjom padaryti, valgyti. Ir laužo dūmai. Visi rūksti pavėsinę. Tik nusiprausėm, daiktus susidėjom, tamsu nieko nebematom. Viskas valgom. Nu pasakyk kažką, nesimato Skanu, tavęs. iš karto skanu. Viskas gerai. Viskas gerai valgom. Nu ką, baigiam 9 dieną, einam į palapinę, liūlį daryti, nes jau 12. Ilgiausios dienos, trumpiausios naktis, širik man užskabinti, o visai gražiai atrodo. Ate, einam biški pamiegosimės. Op. Lyja.